Supranti kažkokią tai alkį, dvasinį alkį paimti. Supranti, kad ką tu čia palieti, tai kad tai nėra pamatas, kad tas stalas, kurį tu lieti, kad yra be jo kažkokie kiti dalykai, kurių tu negali apčiuopti, kurių tu negali paliesti, kurios tu jauti sielą, ir tiesiog. Tikėjimas rūtai padeda nepalūžti skaudžiausiuose gyvenimo įvykiuose. Gali vartoti alkoholį, raminamuosius vaistus, bet tai ne tas kelias vedantis į ramybės būseną. Man gražiai priimtina krikščioniška malda, sako aktorė. Tau klausimas ne kiek padeda, bet kad iš esmės aš dabar be to net nebeįsivaizduoju nei savo gyvenimą, nei supratimą viso ko. Rūtai nekartą teko išgirsti nemažai gandų, neva ji paveikta kažkokios religinės sektos, kad jai pasimaišė protas. Skirtingai nei kitas žmogus, Rūta neužsisklendė savyje, o atvirkščiai nusprendusi ir nekreipti dėmesio į aplinkinių nuomonę, nusiraminimo ir toliau ieškojo maldoje. Galiu būti ir Zavatka, jeigu kam patinka, kad taip padėtųsi kažkas taip. Man, aš žinok, man nebe